Sveiki visi, šiandien svečiuojuosi pas Vaidą, Metropolio vertimai, įmonė, kuri užsiima žodžiais. Šiandien noriu sužinoti šiek tiek plačiau, Vaida, ką jūs darot Metropolyje. Malonu, Simai. Mes verčiam daugiau nei 23 metus. Verčiam iš įvairiausių kalbų, beveik viską. O kas tas beveik viską? Dirbame su teisiniais, finansiniais, ekonominiais, techniniais tekstais. Mažiau verčiame grožinės literatūros ar poezijos. Bet yra tekę. Dėl įdomumo yra tekę, esam pasibandę, bet tai nėra mūsų pagrindinė veikla. Jūs esate pati įmonės savininkė, įkūrėja? Aš esu viena iš savininkių. O kiek jūsų yra? Mes esam dviesi. O dabar kolektyvas kokio dydžio? Mes esam 14. Tai didelė kompanija per 23 metus užauginta. Kada sunkiausia buvo, ar iš viso nebuvo sunkių laikotarpių ir visada vertimai buvo tas dalykas, kuris buvo reikalingas? Vertimai paslauga turbūt visą laiką buvo reikalingas ir tikim, kad bus reikalingas. Sunkumų kyla turbūt kiekvienais metais, tai vienokių, tai kitokių, bet sėkmingai juos įveikiam, mokomės, tobulėjam, dalyvaujam konferencijose, priimam naujoves, įdiegiam naujoves, naujausias technologijas. Pritaikėme sėkmingai nuotolinio vertimo platformas, galima teikti sinchroninio vertimo paslaugas vertėjui nesant kliento patalpose. Taip pat įdiegėme naujausias raštų vertimo technologijas, pasitelkėm dirbtinį intelektą ir einam pirmyn. O ką keisčiausia esat vertę gyvenime? Jeigu kalbant keisčiausio, yra tekę versti meilės laiškus į anglų kalbą. Meilės laiškus, tai čia kažkas rašė kažkam laiškus, reikėjo išversti? Taip, mums atnešdavo lietuviškai, mes versdame anglų kalbą, paskui iš anglų versdame į lietuvių. Įdomus vertimas, įdomi patirtis. Nežinau, ar keisto, gal svarbaus verčiame mes ir daug dokumentų, apie kuriuos negalime viešai kalbėti, daug informacijos sužinome pirmi, negu, sakykime, kiti Lietuvos žmonės. Ir turi atsiliepti viską. Taip. Viskas po 9 užraktais, taip. Kiekvienas darbas, man atrodo, turi tą darbinį režimą ir tą malonumo momentą. Ar yra dalykų, kuriuos tikrai džiaugiatės, kai gaunat užsakymus? Iš tiesų džiaugiamės kiekvienu užsakymu, vertiname kiekvieną klientą, tačiau mėgstame labai teisinius tekstus, tikrai juos gliaudame kaip riešutus, mėgstame versti ES institucijas, taip pat esame stiprus žodiniuose vertimuose ir labai mėgstame organizuoti didelės daugiakalbės konferencijas. Ką galėtumėt palinkėti savo artimiausiu metu? Palinkėsiu visiems geros vasaros, pabaigti svarbiausius darbus, o vasarą pailsėti. Ir man čia linkite, ar ne? Taip. Puiku. Tai tiek. Ačiū visiems, kas žiūrėjote, susitiksime kitame video, o šiandien dar kartelį primenu, kalbėjausi su Vaida iš Metropolio vertimų.